Kiek dar daug moterų 35 metų neturi jokio sukaupto savo kapitalo. Jokio. Dirba 15 metų ir nieko neturi atsidėjusi. Nieko. Vat klausiu žmogaus, sakau, kiek jūs dabar šiai dienai turite, juodai dienai, kažkas atsitiko, įsivaizduokit, čia ir dabar reikia pinigų. Neturiu. Neturiu. Ką gavau iš algos, kas čia, pas mane šį mėnesį nedaug išleidau, tai dar turiu kortelio, šiaip, neturi, jūs neturite net sąskaitoj, 5000 eurų sukaupusi, jeigu reikėtų čia ir dabar, tai ką jūs darytumėt? O man sako, tai nežinau, gal mamos paskolinčiau, mano dėdė turtingas, sako, pasiskolinčiau, gal pas jį. Tai yra, sako, tie greitieji kreditai. Ką tu tada pradedi galvoti? Kad žmonėm visiškai nusišvilpt. Jiem antiek nusišvilpt turėti savų pinigų ir niekada negalvoti, kad aš turiu eiti po to kažko prašyti, kai man sunku. Tai yra nenodėmė. Ir tai didžioji dalis žmonių daro. Prašo viešai tada pagalbos iš kitų žmonių, nes visą gyvenimą patys galvoja, kad jiem taupyti nereikia. Už juos turi taupyti kažkas kitas. Marina, Agnė, Tomas turi pataupyti už jūs krepšelį, kad jūs ateitumėt ir pas jūs paprašytumėt, kai jums bus blogai. O kur jūsų atsakomybė už savo sveikatą, už savo gyvenimą, už tai, kai jūs dirbate, nors įdarbinkite 2 eurus per dieną. Įsivaizduojate, ant kiek jūsų, ne tai, kad prašau, aš jums duodu patarimą, 2 eurai per dieną, tai yra 60 eurų per mėnesį, tai yra daug. Ir jūs jau po 5 metų turite realiai, normalią, tokią pinigų sumą, kur čia ir dabar, jeigu reikėtų, jūs įsiemate sukauptą sumą ir ją išnaudojate, bet nesiskolinate iš kažko, tai apdraudžiate save gyvybės draudimu, traumų draudimu, kritinių ligų draudimu. Aš manau, kad jau 35 metų moteris, nesvarbu, jinai ištekėjus, neištekėjusi, turi vaikų, ar gyvena viena, ar su vyru, jinai turi turėti bent kažkokį kapitalą sukauptą. Aš jau nekalbu apie nekilnojamą turtą. Tai nėra lengvas ir tas kelias tai padaryti. Bet atsidėti pinigus, aš manau, kad kiekviena moteris, kuri neša už save atsakomybę, kuri nori turėti laimingus santykius, sveikus santykius, jinai pirmiausia turi save aprūpinti taip, kaip jinai nori matyti savo vyrą, kuris rūpintųsi ją. Aš manau, kad kiekviena moteris išsiskyrusi su savo vyru, pas ją gyvenime finansiškai niekas neturi pasikeisti. Tada nei šeimoj, nei šeimoj vienai gyvenant nebus jokių pykčių,